pradėsim, aišku, nuo balsų. Žemiausia lentyna, žemiausia kaina. Kiek imam? Kadangi čia yra psichologinis triukas, tai H raidę hello padarom mažąją, o vardą didžiąją, kad jis pasijaustų svarbus ir ego boostas būtų kaip nuo laiko. O, žinai ką parašom? Vodkės, atsivešim vodkės, nes tipo Tel Avivą, žinai. O kaip įstrigom tas? Kaip įstrigom? Mūsų klausinėjo, kiek mes turim pinigų. Mūsų klausinėjo, iš kur mes tus pinigus gavom, ką mes veikiam, ar mes juos pavogėm. Tardė kaip lemba, nežinau kas. Ir 2 valandas mumis laikė. Dabar mes tranzuosim. Bandysim arba iki Juodosios jūros, arba iki Bereševo. Sėkmės mums. Sėkmės. Žmonės yra tikrai draugiški, tiesiog reikia įeiti į širdis. O kaip tu tai padarai? Su vodkės buteliu. Labai greit sutemo, pamačiau ir atšalo oras iš tikrųjų. Nes kai atvarėm, galvojom, kad be reikalo imam striukės, o pasirodo visai ne be reikalo jas įmėm. Visai jų reikėjo. Jo, bet mes, jeigu man bus žiauriai šalta, mes turim 2 butelius vodkos striukės. Vakarieniaujam su Gvidu, sasiskos rūkytos ir duona. Lietuvai. Dešrelės va šitas yra geras. Vaikai, valgykit šitas ir... Žinosit, kaip pasisukt, neinant į restoraną, 3 patiekalų valgyti. Kutume man ten kriauklyčių kokių 15 eurų. Kūna. O geriau čia sėdi, valgai tą lietuvaitį ir po kažkokią palmę iš viso. Easy life, bėg. Mes esam downtowne, Berševos mieste. Ką tik kiniečių parduotuvę praėjom. Yra visokių, pažiūrėk. Aprodė, karočiui, kas čia gero. Kas čia gero? Visokių vėjų, hieroglifų pilna. Žinai, kai užaugo sovietų tam, karočiui, blokinios namus, prikaltais prie palangės žaislais. Tai tokių pasižiūrė į tokią architektūrą. Ir pasakyk, ar mes tikrai laimingi? Darė savo pasaulį mažiuką, sakau, ten lempa prie tų pačių betoninių sienų. O čia plytinės sienos. Ne, va čia ne kažkoks. Vienintelis dalykas, ko pasigalėjau, kad skeitą neturiu. Čia visur galim rėdėti skeitų. Čia labai... Ką tik palėjo lietus, jau baigė fletas išdžiūt. Ir fletas tikrai lygus. Va, per tokį galėčiau peršokti. Planaus bankiuką tai. Nesvarbu, tas kečupas yra alus. O jis kainuoja nei daug, nei mažai 7 šekelius. O tai yra, kiek tai yra? Kaip 6 Beveik 2 eurai. Kaip 6 litai, manau. 6 litai. Alus, 6. Ne, 5 litai. Vienas kartė. Ne, pitakas. Čia jaučiu pats svarbiausias alus. O kiek kečupas kainavo? Kečupas? Ne, nei daug, nei mažai 12 litų. 12 šekelių. Atėjom į vietą, bet man Aliuks nukrito ir išsitaškė per foną. Tai... Davai, nešildom. Už Izraelį. Už Izraelį.
ieškom pas ką apsigyvent. Kas keisčiausia, kad čia yra Wi-Fi. Jo, beveik visur Wi-Fi'us. Gal nemoka slaptažodžių užsidėti. Einam, vis dar einam, jau prasidėjo žvyrkelis. Efka, kur tu? Kuris dabar čia tas namas, kur turim? Nežinau, čia 25 metas. Čia 15. 31, gerai. It's the only apartment on the 4th floor. What? On the 4th floor. Čia vienas aukštas. אני לא יכולה לעזוב אותו. Nevalgo. So we have this Jugas cheese for our first host. There you go. I believe you will enjoy it if you are. Thank you very much. Yes, I am. I love cheese. I love cheese as well. Labas rytas. Čia mūsų pusryčiai. Skanaus. Pusryčiai už 20 centų. Viskas atrodo visai kitaip nei naktį, ar ne? Jo. Gera. Mumis paleido kažkur prie Tel Avivo ir mes dabar einam greitkeliu. Mes Jo. aplinkui mumis taip vaizdas atrodo. Jaučiu, reiks eiti tos 10 km iki Tel Avivo. Jo, gali būti, kad teks eiti. Kaip matote, tranzuotojas ir vėl pakliuvo į tokią situaciją, kadangi jinai labai iš tikrųjų populiari, kada tiesiog niekas nestoja. Šiaip Izraelis garsėja tranzavimu, tačiau mes stovime maždaug labai netinkamoje vietoje, nes nėra galimybės tranzuoti. Izraelyje reikia leidus 2 pirštus. Aišku, galite pakoketuoti akim su publika, tai yra mašinom, nusišypsot, tačiau vis tiek kartais tai gali nepavykti. Šis metodas kol kas mums nepasiseka. Gal žmonės galvoja, kad mes arabai arba kad mes žydai, nes tarp jų yra ginčas, kad pamėginkime savo būdu patranzuoti, europiškai. Nu ką, jau stovim, nežinau, gal 25 minutės nieks visgi nestoja nei europiškai, nei izraelietiškai. Taigi tai liko, mano manymu, vienas vienintelis būdas – rusiškas tranzavimas. Atvykom į Tel Avivą, atitranzavom, viskas gerai, sveiki gyvi, sustojo kaip Kaliningrado Bachūras. Labai fainiai, gavom šiek tiek informacijos, ką šiandien vakarė veiksim, turim susirasti dabar Wi-Fi. O su Wi-Fi'u ateis ir mūsų hostas ir kaip ir turėsim kur pasidėti savo mantą, po to varysim prie jūros. Kaip tau šitas miestas? Nu kol kas kaip Indija, panašiai į Indiją. Susimetėm visas šmutkės, visus pinigus sudėjom, įsėdam į viešą transportą už 9 kapeikas, kas yra 1,5 euro. Normaliai. 7. Beveik kaip Vilnius, biškai brangiau nei Vilnius. O palyginus su kainom, tai čia labai pigu. Wow!
Koks fontanas. Sau. Įmesčiau pinigų, bet labai gaila. Ane, turi pinigų? Tau irgi gaila. Mes nemesim pinigų. Tačiau mes pasigrožėsim nemokamų vaizdų. O ką daryti, kai pinigų neturi? Mes ką tik leidžiam po Tel Avivą, ne? Jo, po Tel Avivą. Radom vokiečių stovyklą ant suoliuko pilną. O koks pavadinimas? Übermorgen. Übermorgen. Kažkoks čia bosas. Galbūt čia bus... Įrė. Galbūt čia bus LSD. Suradom knygą ir mes norėjom čia kaip kelionių gidas, nežinau. Norėjom surasti Lietuvą. Iškom Vilniaus, nes čia kadangi miestai, ir štai ką mes atradome. Mes visgi dar Sovietų Union. Ir štai mūsų įrodymas, kad mes dar esame Sovietų Sąjungoje. Thank you. Now we belong. Tai nuo ko prasideda viskas? Zakuski yra, o kur butelis? Butelis čia? Ragaujam. And after that we'll try my Israeli drink, which is arak. Stavaka? Į sveikatą. Sveikata. Į sveikatą. Okay. Put the camera off. Tai va, neseniai atsikėlėm. Šiandien šeštadienis, šabas. Tai va, atvarėm prie jūros, biškį pachveliukas. Tai nieko, pagulėsim, atsikausim ir tikėkime įdegsim, mėginsim vandenį. Štai galiu parodyti Viduržemio jūrą. Tai va, tikėkime, vanduo bus mums draugiškas ir nesusarnėmis. Ane? Gerai, mygtukas. Nuimk pirštus nuo kameros. Mygtuką paspaudžiau. Mes praleidom 3 dienas Tel Avive ir dabar jau keliausim į Jeruzalę, jau vakaras ir matom stotis belenkokiai. Jeigu mes nepasiklysim, bus labai gerai, ne? Manau, jo. Kaip Tel Avivas? Visai fainas miestas, iš tikrųjų tik žoskai brangus, nu kaip jau 100 kart minėta. Šiaip tikrai čia suskaito atvaryt būtų afigenai. Nu pasakyk, kas kaip. Atsikeliam Jeruzalėj, rytas, belenkai vėjas pusto, biškį Lietuvą primena iš tikrųjų. Nežinau, gal aprims? Nešos šalta. Užsukom parduotuvę, pasikvietė, sako, nebūtina pirkt, bet galim pasižiūrėti, viskas gerai. O kaip sekasi dėrėtis? Nu, dėrėtis labai įdomiai iš tikrųjų. Paprašo kartais negu 3-4 didesnės kainas, bet mes ją taip numušam iki 10 ar 15 šekelių. Sakyčiau, visai neblogai. Dabar nupirkom. Bet kai eurais paskaičiuoji, tai dėka.
Šiaip va čia matome, močiutėms labai tinka va tokie va visokie. Have these. Ryčiukai, šudukai, ko čia jie tik neturi. And this is, I sell it more, but I make it for you. Because you are poor. Yeah, we are poor. I can take 5, but for 30 shekels. No way. I give 40. Yeah. I want to make it for you, special. No, so sorry. You are lucky. Okay. You are poor. We have our last money. You are lucky. Patarimas iškart. Atvarot, varykit į vieną vietą ir nupirkit urmų daug dalykų. Bet tai dalykas tame, kad dabar turim per daug suvenyrų. Tikrai per daug suvenyrų. Taip atrodo, kad tikrai mažai mes išleidom. Ir taip viską suskaičiavus 65 šekeliai. Tai yra trečdalis mūsų kelionės. Kiek tai eurų? Apie 15 eurų. 5 litų. 5 litų. 5 litų. Lauktuvėm, seni. Tai pasakyk tam senukų linkėjimus. Seni, blemba, būčiau tave suradęs iš pat pradžių, iškart būčiau ėjęs pas save, pas kitus nebūčiau ėjęs. Nu, bet viskas okei. Nepykstam, čia tik pinigai, čia tik gyvenimas, čia tik 5 litų. Na. Mūsų leido maždaug čia, prie raudų sienos ir buvom nusukę labai daug papiriukų visokių, tai galvojam ir mes paliksim, kiek žinom, tai čia svajonę reiktų palikti. Noras sugalvo. Kažką, žodžiu. Ir sumaišyti. Nu, žodžiu, darysim, kaip visi daro, ne? Paliesti reikia. Visai norėčiau daugiau filmuoti ir daugiau skaityt. Davai. Ką pasakot? Kad pinigų nebeturim. Nu, per daug suvenyrų pripirkom, tai va tas altruistiškumas. O kur sau, žinai. O kur mes esam? Nu, papasakok, tik žiūrovai nežino, nu. Žiūrovai, o čia yra Jeruzalės parkas. Aš pats nežinau. Nu, čia yra gražu, žoskai gražu. O ką tu pasakysi, Gvidai, gal tu žinai, kas čia yra? O, žiūrėk, ten kažkoks burbulas yra, einama prie jo. Einam. Bubble. Kas pirmiau pašyks, kuo geresnis, karoči, tas popierius, tuo geresnė šalis. Kažkur reikia. Čia normalu, vertinga. Sveiki. Ką, gaminam pastą. Vidas apsirgo, arbatos teisus. Nežiūrėsim, kad svarbiausiai temperatūros nebūtų. Geriam aliuką, buvom parduotuviai. Visai geras vakaras. Vietiniai žmonės naudoja saulės kolektorius. Ką tu manai, ar Lietuvoje reiktų, kad žmonės naudotų saulės kolektorius? Ne, nemanau. Kodėl? Pas mus mažai saulėtų dienų ir visi labai liūdni. Ir be to juos pavogtų saulės ir kolektorius. pavogtų. Išvežtų blembą. O mes turim kur rytoj apsistot, kur mes miegosim rytoj? Gatvė. Bet tikriausiai neteks gatvėje miegoti, nes Gvidas yra labai išrankus ir jam pirmas toks kaip, nu, celką galim sakyti, nuėmėm. Tai žinai, bus matyt. Ne, miegosim normaliai jaučiu. 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 Atsikėlėm, atvarėm į stotį, sėdom į autiką ir varysim į Engedį prie negyvosios jūros, bandysim paskęst. Tranzuot būtų buvę labai nepatogu, nes būtų reikėję išeiti iš Jeruzalės ir būtumėm užsiknisę visiškai. Būtų tekę išeiti vakarė ir būtumėm ant ryto gal išėję iš Jeruzalės.
Važiavom į Engedį, prie mes neišlipom, galvom vesim miestą. Tačiau dabar atvažiavom, čia kelias vapšiai uždarytas, mašinų nėra. Grotas yra, bet mums tai neveda. Apleistas mini miestelis. Žiūrėk, visi pastatai tušti. Visi pastatai iki vieno. Eik, čia idealų skeitant iš tikrųjų. Tai va, jeigu ką, šitas mūsų įrašas gali būti paskutinis. Ar mus ten blėt sušaudys, ar nežinau, bet tikiuosi, kad taip nebus ir ant minų neužminsim. Jūra irgi ne Černobylinė, tai atsargiai. Jo. Tai ką, hebrit, buvom nelegalioj vietoj, plotas pilnas smegduobių. Rizikavom, kad jum parodyti šitą grožį. Dabar parodysiu, kaip veikia negyvoji jūra. Jo, biški einat, iš tikrųjų einat. Ir tiesiog atsipalaiduojat. Sakau, toks experience tikrai, bent vieną kartą gyvenime. Tai va dabar lietuviškai. Vodkė, duona, štripa. Negersi prieš viešumą, aš ją išpilsiu, žinai. Sveiki, jau mes tranzuojam kokį geras 20 minučių, ne? Mašinų nedaug, bet vilčių mes vis dar turim, iki Eilatų yra apie 200 kilų. Nežinau, ką pasakyti. Nu, sustos. Tikrai nemirsi, viskas bus gerai. Jau valandą kaip tranzuojam, atvažiuoja mašina, kuri gali visą situaciją pataisyti. Važiuoja labai lėtai. Jis sustoja, bet nežinau, ar čia sustoja. Vat. Taip pamyšti išėjo. Pakeitėm spotą ir Efka rado kėdę. Ir su visom kojom. Nori išmėginti? Jo, tai aš. Kaip patogu? Efka! O, sveiki visi. Taigi po 2,5 valandų tranzavimo mums ar pavyko ar ne? Nepavyko! Mes eisim į tą patį miestą, šoksim jautiką ir varysim į Eilatą. Bet paklausėm kelių žmonių, čia praėjusių vietinių. Sakė, tik pidisokas te kainuos. Paskutiniam dienom galim pasilepinti. Galim pasilepinti, turim kur miegot. Šiltai vodkės dar turim. Dešrų turim. Ką ten Čia dūnio išnygų. Okei, žodžiu, mums reikia į tą miestą, kadangi čia yra skardis, mes eisim per išdžiūvusią upę. Hey Daisy, yeah, I'm crazy for you. I close my eyes and I pray, but my dreams don't come true. Dear Sandy, you'll never let me get by, no matter how I try. Yeah, I tried and I tried, no matter how I try. Yeah, I tried and I tried. Go get permission to forget you, don't listen to the rhythm you feel. Reason to regret to inform me that the doctor fixed your beat and put the soda on my tongue.
Hi. Hello. Are you Andrei? Yeah, and you? And we are Couchsurfers. Couchsurfers. Yeah, most of you are couchsurfers. What are your names? Efka. And Gvidas. And you are from? Evaldas, Lithuania. Oh, okay, get it. Security. Pasėdėjom čia su couchsurferiais, visai fainiai. Čia mūsų buvo labai daug, 8 žmonės, visi pasidalinom savo įspūdžiais. Ką dabar biškį nusiprausėm, vanduo šaltas, bet ką darysi? Kojas bent jau nusiplovė. Turim kur miegot, aš virtuvėj miegu. Gvidas miega ant kampo. Čia dar vaikinas miega, dar kitam kambarį miega merginos. Say hello. Say hello. Rytoj varysim į Latą. Varysim, yra princesės paplūdimys. Tai va, sakė, labai geras, reikės nulėkti. Žiūrėsim, kas gero bus. Sakė, galim nardėt, bet tai ne mūsų kišeniai, mes studentai. Tai, ką teka, varysim mėgoti. Nu, gerai, iki rytojaus. Sveiki. Įsimaudėm Raudonojoje jūroje. Vanduo, kai arbata. Iš pradžių Gvidokui biškį buvo sunku, bet po to įsimaudė irgi. Jau antrą kartą maudomės, nu aš antrą kartą. Lysiu dar tikriausiai, nes vanduo, sakau, vandenį šilčiau negu išorėj. Ir šiaip labai švarus, permatomas. Šiaip Raudonoji jūra yra vienas seniausių. Man atrodo, ar pati seniausia, neatsimenu dabar. Bet tikrai verta pamatyti. Čia kompanijos lietuviškos susiradom, pasišnekėjom, aptariam, kas gero, kaip čia kainos ir panašiai. Tiek iš Eilato, iš Raudonosios jūros kranto, Mėginom tranzuot, bet nieks nestojo, tai sėdom į autiką. Atvarėm į oro uostą ir prasidėjo CSI Miamis. Nežinau, gal 5 security čekai. Va, parodyk savo pridinamą. Ir tokių šutų, kiek visokių ant spalvom tavo pasą. Tai va, žodžiu. Užknisa, žiauriai užknisa. O kur tavo kuprinės? Mano kuprinės nėra, mano pasėmė, nes aš labai įtartinas jums, kaip žinai. Ne, iš tikrųjų tie šokoladukai įtartinai atrodo. Jo, kur lėktuvėm vežam. Gal ten, žinai, kokių narkotikų yra, jie pagalvoja. Bet ten tikiuosi, kad nieko nėra, mes valėme. Nebent special, žinai. Tai va, žodžiu, tikrina mane kaip kokį juodaodį. Bet laukiu, kad grįšiu, pavalgysiu normalaus maisto. Žinai, kad jau ten galėsiu nueiti į barą ir blemba už tą pačią čia vieno bokalo kainą galėsiu imti taip, kad, nežinau, žodžiu, tikrai pasileist plaukus. Nu ką, vsio, klipas baigęs. Kaip matot, aš neturiu savo lagamino, tai yra savo tašės. Tikiuosi atgausiu Kaune, nes dabar nueisiu lėktuvą ir prašysiu valgyti, nes mane išnaudoja. Tai va, žiūrės, 14 vieta. Ten skylė. Kaip matot, mes irgi čia Lietuvoje.
žoskai šalta, su pavasariniais rūbais, tai... O, sveiki visi. Taigi nuo mūsų tripo jau praėjo mėnuo. Kaip matote, iš Šefkos pasikeitusios šukuosenos, parodyk šukuoseną savo. Nu ką čia rodyti? Nu, biški Tenerifei apskuto. Jo, tai... Net haliavai, nei cento nesumokėjau. Tai. Ką tik pažiūrėjom video premjerą ir pastebėjom, kad nėra kažkokios pabaigos. Mes tiesiog buvom tokie aptingę ir apsirgę, kad nebebuvo jėgų nufilmuot. Kas tau labiausiai įsiminė iš tripo mūsų? You are very lucky, kračiai. Kai tas senukas mus apipino. Šiaip visas tranzavimas juodoji, negyvoji jūra, žmonės, ginklai, panos, Tel Avivas, į Tel Avivą tik su babkiam varyt, kad, žinai, jos turėtų dėl ko vartyt. Bet šiaip, dabar ką tik pažiūrėjom premjerą, pasaka, žinok. Jeigu jau žiūrit iki šitos vietos, tai reiškia, kad ir jum patiko, spėjau. Pala, tuoj, ranka pavargo. Čia kaip tranzuojant, žinai. Jau atprato, žinai. Jo. Atsirabotino raumenis. Tai dėkui, kad žiūrėjot mūsų visą tripą Snapchat'e. Viską postinau ir buvo tikrai daug kas žiūrėjo. Jo, tikrai. Okay. Ačiū publika, žinokit. Tik dėl jūsų čia, tik dėl jūsų. Tik dėl jūsų. Jei nebūtų jūsų čia. Davai, dabar tu kamerą uždeg, nes aš visai deg. Ok, tai davai tada.